Na va, jums labai didelę pasiūlą šį šeštadienį padarysiu, kad aš darbuosiuos visą planuoju šeštadienio dieną, nes pėdų tiesiog užvertė mane galandinimais, jaučiu gal per visą dieną nespėsiu, dar šią naktį bandysiu biškį pagalasti, o jums tokia žirklutės dar. Taip pat superinis variantas. Žirklutės labai galingos, labai tvirtos, tiesiog, nežinau, pasaka. Paspaudi ir atsileidžia. Karpyti žuvies kaulom, vištas kaulom galima, turi dantis, kad neslystų kaulas, odelė, pelekai žuvų, taip toliau. Kojos ypatingos yra, paspaudžiam, užsifiksuoja taip. Na gerai, bet kojos ypatingos. Paspaudžiam, atsifiksuoja. Paspaudžiam čia, jos įsiardo. Ir gauname debo peilį. Matote? Tai yra kaip japonų debo peilis. Su juo galima filiuoti žuvį. Galima pjaustyti su jėga didesnė, kai reikia. Turi čia tokį skustuvą. Aš manau, dar nebandžiau, manau, tai labai gerai skusti daržovėm būtų. Daržovės, ten bulves, morkas, obuolius, taip toliau. Toks gana aštrus jaučiasi. Kas toliau? Toliau turime šią dalį. Šitie dantis labai gerai pasitarnauja, kada reikia žuvies pilvą prapjauti, nepaleidžiant vidurių. Taip pat tokia kaip pjūkliukas prasėti. Neteko bandyti, bet būtent tam skirta yra. Šita dalis skirta žuviai skusti yra būtent. Ir kam reikalinga šita dalis, jau nebepasakosiu, jau čia patys suprantat. Labai paprasta jį atgal sudėti. Uždėjom, paspaudėm, viskas. Turime vėl žirklas ir užkabinę pasidedam. Šitos rimtos žirklas gali atitekti jums, jeigu tik laimėsite. Bet dar nepasakiau, dar čia medium atidarinėti kažkam. Toks atsaktuvėlis yra dar priedo. Tai žodžiu, pilnas universalas. Sėkmės, draugai.